Na, labas rytas visiems. Išmiegojom praktiškai 14 valandų. Na, buvom jau labai pavargę. Orealis pasakiškas. Rodau aplinką, kurioje esame. Prašau. Aplinkui kalnai, šviečia saulė. Vanduo, aišku, vėl mutnokas, nes iš kalnų padavė šiek tiek. Vakar tai buvo labai gražus. Živilė priminėja saulės vonias. Apsuko laivą dabar. Apsuko laivą, gerai. Čia apsuka taip, kaip reikia. Šilta. Buvo vakar policija. O, dar skrenda sraigtasparnis į medžiotojų bazę greičiausiai. Ai, mus saugo, nu gerai. Mus saugo. Okay, My Melody, Channel 6. My Melody, Channel 6. Channel 6 sakė, ne? O, Channel 6. My Melody, Channel 6. O, kiek atplaukė, koks laivas didelis. O, kas čia? Tai kur jie dingo, nesupratau. My Melody, can you repeat the channel? Tikrai sakė, Channel 6. Tikrai. Taip aiškiai pasakė. Pusrytėliai jau gaminami, šiandien turim gerai pavalgyti, nes lipsim neužilgo į krantą. Živilė jau pjausto batoniukus, bulkutes, viską ir eisime valgyti pusryčių. O, Prašau prie stalo. gerai, ateinu. Pusryčiams kiaušinienė, batoniukai, mūsų draugo daktaro Dido Vytinto dešrytė. Visiems skanaus. Reikia eiti dingį dabar nuleisti į vandenį. Vėjas pučia biškučiuką. Taip. Ateina. Iš pirmo. Liuks. Tuoj lipsim į krantą. Uždarom viską, nes meška gali iš tikrųjų ir čia užlipti visur. Vėl pasiemam, apsirengiam kepenes, pasiemam išgyvenimo kostiumą, tam, kad maža ką, nesvarbu, kad krante yra ir žmonių šiuo metu. Pasiemam taip, kad nebūtų jokių žmonių, nes ir jiem gali dingį prakiurdyti, kaip sakant, ir jie gali turėti problemų ir mes. Taip, kad įsivaizduokim, kad esam šitam krašte vieni ir kiekvienas užsakom už save. Žiūronai būtinai, o čia patraukiu, kad šitas tuščias. Nu ir gerai, ir ką, mes lipam į dingiuką, pasiemam kuprinę. Gerai, survailas jūras. Dabar taip, šautukas. Nieko neliko. Gerai. Dabar ateik pas mane. Gerai, liuk drąsiai.
Gerai, gerai. Jo, viskas okei. Dabar tu turėsi atkabinti, gerai? Gerai. Be problemų. O, bus šlapus plaukimas šlapės. Gal aš pasislėpsiu po to survival suit'u. Gerai. Nenoriu sušlapti. Palei tą šoną nuvažiuosim ten. Mažiau banga bus. Laikykis. Dėsi gazą? Taip plisuojam skaitosi. O dabar jungiau čia kažkaip. Nu gal šį kartą nenuplauks dingiukas. O, ir kaimynai taip pat pasidarė. Viskas. Su mūsų visais visom petardėlėm, su viskuo. O žiūronus imsim? Ža? Žiūronus. Būtinai. Be žiūronų, čia žiūronai, čia gyvybiškai svarbu, kaip ir yra. Kaip ir šautuvas turi pastoviai sekti aplinką. Dabar keliaujam link medžiotojo trobelės, eisim pro tokį nedidelį ledyną. Vėjukas trupučiuką pučia. Ieškom, ar nėra meškų pėdsakų niekur, kokios pėdos įsmeigta. Ir dairomės aplinkui. Einame štai tokia vat kalnų tundra. Vėjukas šnioja. Reik dėti mikrofoną. Čia botas yra geriausia valinė. Nereikia nei jokių ten mandrų, šustrų, trekingo batų. Botas yra botas. Visur botas. Svažiūrėkit. Va, jeigu per tokį klampot. Guminiai batai yra guminiai batai. Taip. Matot, kaip potiniai atoslūgiai, kaip nusėdus pakrantė. Už tai reikia didesnėme gylyje švartuoti laivą. O ten laivelis mūsų ir kaimynų. O, kokį ledyną priėjom. Vandenėlis teka. Jau čia ne jūros ateina, čia atsigert, matom pėdų ir šiaurės elnę, nuo meškos dar nematėm. Kai pasikeli ant kalvos, visai kitas vaizdas. Tolumoj kruizinis laivas plaukia. Va, visa jūra, Arktės vandeninas priekyje. O čia tokia kalnų tundra. Ir žygiuojam savo. Matai? Va ten va, va ten va. O čia toks ežeriukas, nepasėmiau meškerės. Nu nieko, rasim kitą. Kažin yra arktinių šalių ar ne, spirų tai matau, kad yra. O, einam palei tą kalną, o kiek spirų. Prašau, vyksta čia gyvenimėlis. Ir spirukių, ir kauliukų, ko tik nori. Va, ir kruizai plaukioja, saulė, delfinai, banginiai, ko ne kurortas, ką. Galvojom, kad radom ragus. Tai negalvojom. Tai va, tik su galva. Vienas, antras. Va, kokias gėlės tik tai auga Svalbardė. Man rožių radai. Toks va štai ėjimas. Šitoj kalnų tundroje akmenuotoje. Reikia botukų, būtinai guminių batų. Fjordo panorama atsiveria. O ten medžiotojų trobelė priekyje. Bazė medžiotojų, gal taip sakykime. Esam netoli trobelės, vaizdelis. Tai kaip iš atviruko. Va, tokius atvirukus reikia spausdinti ir pardavinėti. O pridaro ten visokių atvirukų, nesupranti kokių, neturi net ką įsių žmonėm gražaus. Va čia tai atvirukas, trobelė, kalnai, ledynai, tundra. Nuostabus vaizdas. Rogės sustatytos, o žiemą duoda jie čia dralo. Ant kokiam vaizde, kokiam, prieš kokius kalnus. Labai įdomu. Pasisėdėjimui, pakuriant laužiukus. Nu, einam pažiūrėti, kaip čia atrodo ta pagrindinė medžiotojų trobelė. Labai daug papasakot negaliu, pirmą kartą čia. O, prašau. Muzhan Fanst. Uždėta spynelė. Svalbard Siselmanen. Kaip čia atrodo? O, jaukiai atrodo. Matot ką nors? Matot biškučiuką?
Na taip atrodo čia. Nežinau, žiliukai. Čia gal dizelis, ne? Taip, čia parašyta Mushamna Funk Station. Pastatyta, ne, build in. 87 by Trapper. Čia išvardinta 97 Governor. Aha. Paukščiai, lapės, elniai, valrusai, vėpliai ir meškos baltosios. Langai užkalti, visur saugomasi baltųjų lokių, kadangi jie labai lengvai gali tuos langus iškult ir įlysti į vidų. Ir va tiem čia specialiai padaryta, kur čia jie saugo maistą nuo baltųjų lokių. Bet ilga kokia didelė. O, dar prašau. O, Dieve, matai su kaukolė. Taip, taip. Bet ne tai neima, jų negalima imti. Gaila, su kaukolė imti negalima. Aha. Jau kirst nori, jau čia aišku, jas jau čia peri be abejo. Na, kaip čia atrodo? Čia gal pirtis kokia? Nematyt. Jūs matot, man atrodo. Kaip atrodo vaizdas viduj. Ką, einam toliau pasižiūrėti, aplinkui apeisim. Jo, čia peri. Čia statinės dizelio, kuro. Saulės baterijos įmontuotos. Čia kažkas maiše palikta. Čia vėl kokia tai langelis koks tai. Ir čia irgi kažkas tai palikta. Greičiausiai čia yra valtis guminė. Kaminas padarytas, viskas kaip priklauso. Štai kokie dar eksponatai čia yra. Do not move the wagon. Geras, su mediniais ratais, viską. Tokios senovinės rogės. Gerai atrodo. Ir kas čia yra? A, čia toks, matot kaip atrodo? Čia irgi išsimiegot gal galima, čia jie valgyt gamina. Sunku pasakyti, bet toks nedidukas jau galima pernakvoti. Čia dar vienas nameliukas. Pažiūrėkim, kas čia jame. A, čia tualetas. Prašau. Aišku. Čia tualetas. O čia laiko, kaip minėjau, mėsą, maisto produktus, taip kad meška negalėtų pasiekti. Tai greičiausiai čia ir nuo lapių visokių, nes apskardinta matosi. Apskardinta šitie pastoliai tokie. Kaip gerai atrodo. Pakėlė tik tai. O taip, prašau. Bendras vaizdas toksai. O visa medžiotojų bazė įsikūrusi štai ant tokio kranto. Stataus uolėto kranto. Su vaizdu į vandenyną. Čia jaučiu koks gal pirtelė, kokia dušiukas matau jau yra. Jeigu neklystu. Kas čia? A, čia tualeto kėdė kažkokia tai. Taip, taip, taip. Aha. Pažiūrėkim, o, kiek žąsų. O, čia šitaip atsidaro, matot kaip čia atsidaro. O, na gerai. Atidarykim. Patikrinkim, kas čia yra. O, taip atsidaro. O, prašau. Na, užėkim. Gal nesupyks. O čia tokia trobelė irgi. O, čia yra kažkoks tai tinklas. O, čia galima pasikūrenti. Yra malkų, yra skiedrių padaryta. Langiukas, kad vėl meška. Čia gultas. Iš bėdos drąsiai galėjo koks svečiukas. Su kokiais pasakų motyvais. Visai jaukoka, jeigu va ištinka kokia bėda tundroj, į tokią trobelę ir jau neprapulsi. Jau neprapulsi, bent jau kol pagalbą sulauksi. Dar jeigu žvejot sugebi, tai ir maisto turėsi. Gražiai padaryta, paprastai labai tvarkingai.
Žvejybos įrankiai irgi labai rimti čia, nieks nesitsackina. Čia kažkokia mėginiam, matyt, padaryta. Ir kliukas. Įtariu, kad rankom drožtas. Valo palikta. Čia štai turi tokį dizelio rezervą. Greičiausiai, kad dizelino. O mes čia iš bėdos galėtume pasipildyti ir savo laivo baką. Labai įdomu, iš kur šitas beržiukas čia, kaip čia atsirado. Šitą beržo tošis čia. Čia tokių dalykų tai tikrai nėra. Įdomu. Šitie rastų prinešta visa pakrantė. Einam pakrantę, namo keliaujam. Rastų prinešta iš Sibiro, nes čia tai niekur nėra jokio nei medelio, nei krūmelio. Viskas iš šiaurės Sibiro. Gamtos apsauga darbuojasi su valdžia, pakrančio apsauga. Atsivežiau merginą prie jūros. Vaikštom paplūdimiu, šviečia saulė, ruoniai, delfinai ir banginiai. Šalimais ir baltosios meškos. Romantika. Tokią kelionę ne kiekviena gauna. Ieškom midijų. Dabar vanduo po truputėlį krenta. Gal ką aptiksim. Žmonių darbas tai įdomus. Jie 3 savaitės dirba, visą šitą rajoną stebi. Tikrina atvykstančius turistus, ginklus, ar niekas nedaro kokių nusižengimų. Na, sakykim, tokia kaip gamtos apsauga. 3 savaitės būna, 3 savaitės ir važiuoja namo. Tas žmogus iš Kirkeneso sakė. Iš visos Norvegijos jis čia atvyksta. Tai tokį rastą ir įkalėm. Beplaukdami. Tai prašau, kokio dydžio. Čia jau meškos pėdos tikrai. Ir dar tokios, sakykim, pusiau šviežios. Va, matot? 1, 2, 3. Čia kažką patipeno. Ir čia didelė meška. Štai va, čia va. Ir nuėjo į katrą pusę. Panašu, kad gal ten. Štai tokias kriaulytės randam. Parodysim paskui Sergejui. Įsivaizduokit, kiek sunešta čia tos medienos. Čia kurenk lauželius, va kiek sunešta. Nors trobelę statyk. Čia tai eita yra briedžio. Elnio tai yra, atsiprašau. Elnio. Toliau eita lapės poliarinės. Po dumblą labai neklampojus. Paukščiukai.